Good afternoon, laba diena. Šios dienos tema yra present perfect arba present perfect simple ir past simple laikų palyginimas. Taigi, pagrindinis skirtumas yra toks. Present perfect simple vartojamas, kai veiksmas vyko netolimoje praeity, rezultatas matomas dabar. Past simple veiksmas vyko praeityje. Taigi, turime du sakinukus. I have broken my leg su present perfect simple ir I broke my leg su past simple laiku. Taigi, skirtumas tarp šių laikų yra toks. I have broken my leg reiškia, kad koja dabar yra sulūžusi ir mes rezultato matome dabar. Sakinys I broke my leg reiškia, koja susilaužiau praeityje, rezultato mes dabar nežinome. Dažniausiai su past simple laiku nurodomi, kada veiksmas vyko. Tai gali būti žodeliai yesterday, last year, tarkim 2 years ago ir visi kiti, kurie nurodo, kad veiksmas vyko praeityje. Dar keletas pavyzdukų. Tarkim, sakinys The lift broke down ir kitas sakinukas The lift has broken down. Matome, pirmas sakinukas The lift broke down yra past simple laikas, reiškia veiksmas vyko praeityje. Liftas sulūžo, galima dar prirašyti yesterday arba kažkurio kitu metu praeityje. Ir kitas sakinukas The lift has broken down reiškia, kad liftas dabar sulūžęs. Pirmu atveju The lift broke down mes rezultato dabar nežinome. Kitas sakinukas I have lived in Vilnius for 10 years. Ir kitas sakinukas I lived in Vilnius for 10 years. Taigi, kuom skiriasi šitie du sakiniai? Pirmas yra sakinukas I have lived in Vilnius for 10 years. Reiškiasi, kad gyvenau Vilniuje jau 10 metų ir šiuo metu dar gyvenu Vilniuje. Kitas sakinukas I lived in Vilnius for 10 years. Reiškia, kad veiksmas vyko praeityje, o ar aš dabar Vilniuje gyvenu ar ne, mes nežinome. Greičiausiai Vilniuje jau nebegyvenu. Ir dar vienas dalykas, ką būtinai reikia atsiminti. Laiko indikatoriai, kurie parodo, kokį laiką reikia vartoti. Present perfect ir past simple. Taigi, su present perfect simple mes vartojame šiuos laiko indikatorius. Tai yra žodeliai already, just, yet, for, since, ever, never, recently, lately. Tai visi tie žodeliai reiškia, kad veiksmas jau yra atliktas arba veiksmas tęsiasi iki šio momento. Su past simple mes turime šios laiko indikatorius. Tai gali būti yesterday, last year, 3 days ago. Gali būti netgi atskiri sakiniai, tarkim, when I was at school. Taipogi gali būti netiesioginiai indikatoriai, tarkim, in Italy. Ir kaip pavyzdys galėtų būti sakinukas I bought my car in Italy. Tai reiškia, jog veiksmas vyko, kai aš buvau Italijoje, praeitis. Ir klausimas reikėtų įsidėmėti. Jeigu klausimas prasideda žodeliu when,
tai paprastai bus vartojamas past simple laikas, nes klausime apie praeitį. Ir pavyzdys būtų, kada tu nusipirkai automobilį, when did you buy your car. Tai tiek, ačiū už dėmesį.